Labą dieną, aš Vilkė Vaida, linkėjimai iš gamtinio Vilkės ūkio. Čia jūs matote mūsų ūkė visiškai 100% natūraliai užaugintus kraujažolių sodinukus. Šiuos ir kitus įvairius aromatinius, vaistinius ir dekoratyvius augalus jūs rasite mūsų parduotuvėlėje Gamtinis daržas LT, o apie kraujažolę porą gerų žodžių. Tai vienas stipriausių vaistažolių, kurią verta turėti namuose, ir net jeigu neturite ryškių kažkokių problemų su krauju, verta karts nuo karto panaudoti arbatą profilaktiškai arba susidžiovinti, miltelius naudoti, nes tai yra stiprus augalas, labai stipriai valantis kraują. Mes gyvename labai užterštoje žemėje, prisikvėpuojame, prisivalgome visokių nesąmonių. Ir būtent visi šitie augalai skirti mūsų išsigelbėjimui. Kraujažolė yra vienas iš tokių augalų. Verta ją auginti namuose, visada rekomenduoju vieną šalia kito sodinti bent jau 3 sodinukus, todėl minimalus kiekis, kurį siūlau įsigyti savo parduotuvėlėje, būtent ir yra 3 sodinukai, o ne vienas, nes draugijoje ir augalai auga stipresni, ir gyvūnai, ir žmonės visada stipresni negu gyventų po vieną. Dar man kraujažolės patinka tuo, jog žydi nuostabiais žiedais. Šitos yra ne baltas, o bus gelsvas arba žydės rausvais žiedais. Linkiu jums sveikatos, iki.